Jūs diskusijoje apie regionų galią ir jėgą. Ir be didesnių įžangų perduodu žodį diskusijos moderatoriai Ingai Pračkailiai, kuri yra Ukmergės rajono savivaldybės administracijos direktorė. Ačiū. Tai sveiki visi. Turim nemažą desantą savivaldybių vadovų. Tai ačiū, kad sutikote atvykti. Turim, žinoma, patį didžiausią svorį, nes tai turim savivaldybių asociacijų prezidentą, taip, kuris tikrai atstovi savivaldybių interesus, visų savivaldybių interesus. Tai Plungės meras, taip pat Utenos meras, geras Ukmergės draugas ir tiesiog bičiulis, šito miesto, šito rajono šeimininkas Darius Varnas ir Radviliškio meras, taip pat Kazimieras Račkauskas. Tai gal tiesiog pradedant diskusiją, aišku, labai lengva bendrauti su žmonėm, kurie mes žinom, apie ką yra mūsų darbas, apie ką yra ta veikla, kurią darome, ir tai nėra tik politika kaip mero ar ne, bet tai yra ir didelis ūkis kiekvienos iš mūsų savivaldybių ir begalė visokių dalykų ir atstovavimų. Tai kaip nekeista, netyčia ir surinkau merus, mūsų savivaldybės pakankamai panašios gyventojų dydžiu. Tai labai lygiavertiškai galėsim padiskutuoti. Gal pirmiausia norėčiau tiesiog, kad gal ir žiūrovam būtų aiškiau arba supažindint labiau su kiekvieno jūsų atstovaujama savivaldybė. Tam tikrą galima ir sakyti, kad tai yra regionas ar ne, tai šiek tiek prisistatyti, kas jūs esate kaip regionas, kaip savivaldybė, kuo save labiau pozicionuojate ir į ką orientuojatės. Tai gal Marijau, prašom, nuo Utenos. Sveiki, tai Utena daug metų buvo pramonės miestas, yra ir iki šiol toks, bet mes porą metų savivaldybėje vadovaujam ir išvelgiam ir daugiau mūsų, kaip čia pasakyti, potencialo. Tai manom, kad turim didelį potencialą ir turizme. Tai tikrai pastarosius 2 metus labai darom didelis namų darbas, kad ir turizmo sektoriui Utena būtų, bent jau neatsiliktumėm nuo kaimynų. Kaip sakau, turim 186 ežerus, bet nelabai turim infrastruktūros išvystęs šituo klausimu. Tai gal pasakyčiau ne tiek, kas yra Utena, bet kas bus. Tai manau tikrai bus kompaktiškas miestas, turintis pramonę didelę ir turintis labai gražią gamtą, kurioje gali tiek patys gyventojai pailsėti, tiek galės atvykę ir svečiai. Tai tokia yra mūsų miesto vizija ir tikrai to sieksim. Aišku, savivaldybės mes skirstom į kelias dalis, jeigu taip įmant, tai yra didmiesčiai, yra apskričių centrai buvę, yra kiti dideli miestai kaip Ukmergė, bet ne apskrities centras, bet labai panašus į Uteną. Ir yra rajoninės savivaldybės, kurios nėra apskričių centrai. Tai savivaldybės, aišku, visos to skiriasi. Utena šiuo atžvilgiu skiriasi tuo nuo kaimynų, kad pačiam mieste daug gyventojų gyvena. O tarkim pas kaimynus mūsų atvirkščiai rajone daugiau gyvena negu mieste. Mūsų yra santykis kažkur 3/4 mieste, 1 rajone. Taip. Gerai, ačiū. Dar vėliau padiskutuosime apie atskiras vystymosi sritis, gal kiekvienos savivaldybės ir potencialą. Gal tada prašom Plungę, kaip jūs laikotės? Plungės savivaldybė yra nedidelė, 32 000 gyventojų savivaldybėje pačioje yra, 19 000 gyventojų mieste. Mes esame vienas iš didesnių pramonės centrų Žemaitijoje, Tai gamybos yra daug, jinai diversifikuota, tai daugiausia mūsų yra dirbančių būtent
žuvies perdirbimo pramonėje, tai dirba netoli 3000 darbuotojų, taip pat turim daug metalo konstrukcijų gamybos, metalo dirbimo, baldų gamybą, taip pat medinių namelių gamybą ir daug kitų vienokių arba kitokių verslų. Taip pat Plungės savivaldybė gali didžiuotis tuo, kad mūsų šiaurinę teritorijos dalį, didelę dalį užima Žemaitijos nacionalinis parkas ir be abejo turizmas yra tikrai gerai išvystytas. Turim daug kaimo turizmo sodybų ir Platelių ežeras ir jo ežerynas yra turbūt vienas iš pačių švariausių Lietuvoje. Taip pat tikrai galim pasakyti drąsiai ir tai, kad esam kultūros centras Žemaitijos, nes tikrai mūsų kultūros ir centrų asociacija visai vadovauja būtent Plungiškis, Plungės kultūros centro vadovas Romas Matulis. Taip pat turim 2 meno mokyklas ir reikia pasidžiaugti tuo, kad praėjusiais metais vien iš Plungės savivaldybės maždaug 700 žmonių dalyvavo dainų šventėje praeitų metų. Tai iš tikrųjų rodo, kad turim gerą labai didelį potencialą. Taip pat, kuo dar esame išskirtinė savivaldybė tai, kad viena iš 3 kadetų gimnazijų, kurios yra Lietuvoje, yra būtent Plungės savivaldybė, tai yra Alsėdžiuose esanti gimnazija ir iš tikrųjų turim gerą potencialą, gerai išvystytą infrastruktūrą švietimo ir iš tikrųjų matom labai stipriai į priekį žiūrim. Ačiū. Ukmergė. Tai ką, laba diena. Žiūriu, visi pradėjo nuo gyventojų skaičiaus, tai pasakysiu, kad mes tokie iš regionų gal vieni iš vienintelių, kur gyventojai didėja, o ne mažėja. Dabar turim 36,5 tūkstančio gyventojų rajone, 20 beveik 2000 turim mieste ir likusi rajone. Aišku, savivaldybės kryptis, ką sakė direktorė, tai gal vėliau pakalbėsim, bet iš tikrųjų tai pagrindinė mūsų komandos dabar kryptis tai yra infrastruktūra, aišku, švietimas, kultūra, turim nemažai mokyklų, darželių, aišku, turim pasistatę ir užmaitinę 35 įstaigas, tai vieninteliai, kurie inicijavo iš savivaldo, tai 3,6 MW saulės elektrinė. Šiais metais pavyko ne 92% padengti viso poreikio elektrinės, elektros tiksliausiai. Tai turim labai daug pramonės, didžiulis trūkumas darbuotojų, nors rodo pas mus, kad 10,7 yra bedarbystė, bet aš visą laiką tai vadinu, kad ne bedarbystė, o nenoras dirbti. Ir dabar tie gamyklos plečiasi, kad ir pirmoji diskusija, kur buvo su verslu, tai buvo mūsų vienas didžiausias darbdavys, tai Narbutas, tai dabar statosi lygiai tokią pat gamyklą. Tai dar reiks apie 800 darbuotojų, pasistatė Šventupėj Aukštaitijos medieną, ten reiks apie 250 darbuotojų, toliau užsienio kapitalo įmonės Sistemeiras, Fabrikinas irgi taip pat plečiasi. Tai aš galvoju, kad porą metų laikotarpį mums reiks dar papildomai virš 2000 darbuotojų. Šiai dienai kelias gamyklos net 100 km spindulių vežasi kelius šimtus darbuotojų. Bet aš manau, kad mes tą problemą bandom išspręsti su investitoriais, kurie žada pastatyti ne vieną daugiabutį Ukmergėje, nes kadangi neturim kur apgyvendinti žmonių, neturim tiesiog būstų pasiūlos, tai galvojam, kad čia keletą metų laikotarpį šitas dalykas turi įsispręsti ir aš galvoju, kad Ukmergė tikrai didės gyventojų skaičių ir mūsų užmojus pasiekti per kelis metus, kad dar padidėtų 10 000 gyventojų. Tai tiek pradžiai. Optimistinis požiūris pas merą, bet viskas įmanoma, nes Ukmergė tikrai yra labai patogioj lokacijoje šalies mastu, kai tikrai sostinė čia pat, Kaunas čia pat, Utena, Panevėžys, Anykščiai, Molėtai, Kėdainiai, viskas yra šalia ir galima tikrai apimti per 40 minučių pasiekti bet kokį miestą. Tai patogi lokacija ir tokia kaip kryžkelė, tai tikrai suteikia tam tikrų prioritetų. Mes šiuo atveju gal irgi dar paskui pašnekėsim apie regioninę politiką, apie regioninius lėšas ir investicijas, bet mes skirtingai negu kitos savivaldybės čia esančios priklausom sostinės regionui, tai truputį yra skirtumas šituose dalykuose. Bet mes paskui apie tai.
prašom apie Radviliškį pasigirti, ko jis. Tai laba diena, esu Kazimieras Račkauskis, Radviliškio rajono savivaldybės meras. Atstovauju mūsų rajoną, kuris yra Šiaulių apskrityje. Turbūt daugelį metų Radviliškio rajoną, Radviliškį daugelis siedavo su geležinkelių sostinė. Iš tiesų tai buvo viena iš didžiausia įmonė, įstaiga, kur dirbdavo labai daug radviliškiečių. Ir iš ties kintant situacijai, mažėjant geležinkelio veiklos apimtims, jaučiu, kad vienu metu Radviliškyje buvo toks atsiradęs galbūt ir trūkumas investicijų. Tačiau dabar tikrai norėtume pasidžiaugti ir gal net ir pasigirti, kad manau, kad šiai dienai Radviliškis pritraukė labai daug stambių ir kas smagiausia investicijos iš įvairių sričių. Jeigu dar turėsim progą, galbūt pakalbėsim apie tai plačiau, bet dabar turime pasidžiaugti, kad investicijos tiek turim į kultūrą, tiek į švietimą, tiek į gynybą garsiai nuskambėję esam. Tai labai smagu, kad šiai dienai, ko gero, galim ir didžiausios investicijos, plačiausios Lietuvoje. Tai tiek trumpai. Džiugu girdėti. Šiaip, kiek tenka važinėti ir į svečius pas kolegas į kitas savivaldybės, tikrai džiugu matyti, kad kiekviena savivaldybė stengiasi ir savo paryškinti ir savo identitetą, ir vystytis, ir surasti savo nišą, netgi nacionaliniu mastu. Tai kartais galvoju, kad mes labai tam tikrą prasme esam skirtingi, nes yra įvairios savivaldybės, tai ir pasienio ten savivaldybės, yra pajūrio savivaldybės, yra kurortai, yra pramoniniai labiau. Tai kaip ir atrodo, visiems kaip ir poreikiai skirtingi turėtų būti, bet kai pasižiūri to žmogaus gyventojo lygiu, tai tikriausiai visi turim vienodus poreikius, ar ne, kaip savivaldybės. Tai reikia ir darbo vietų, reikia ir kultūros, reikia labai stipriai orientuotis į švietimą kokybišką, ir socialinė apsauga, ir sveikatos apsauga, ir daugelį kitų dalykų. Tai čia tikriausiai tie pagrindiniai iššūkiai, su kuriais ir susiduriam kasdieną, juos užtikrindami mūsų gyventojam ir piliečiam. Tai va, norėčiau paklausti, kaip manote, kaip pavyzdžiui valstybės politika įtakoja mūsų kasdieninį gyvenimą ir būtent per tą regioninę politiką. Nes, kas yra regionai? Tai yra Lietuva, nes iš regionų susideda Lietuva. Tai nėra kažkokie tai atskiri regionai ir yra kažkur tai Lietuva. Tai yra visa šalies sudėtis yra iš regionų. Tai kaip manote, ar tas toksai sprendimų priėmimas valstybės mastu neturėtų būti labiau tikslingas atsižvelgiant į kiekvieno regiono specifiką? Ar tai turi būti toks bendrinis, kuris kaip nori, paskui taip prisitaikai savo? Gal nuo Audriaus pradėsime. Iš tiesų palėtėte labai teisingą temą, nes Lietuvoje yra 60 savivaldybių ir savivaldybės yra be galo skirtingos savo lokacija, skirtingos savo geografinė padėtim, skirtingos gyventojų skaičiumi, ir jeigu mes palyginsim savivaldybės, tai turbūt viena iš pačių mažiausių, pavyzdžiui, yra Neringa, kuri turi visiškai savo specifiką, ir iš tikrųjų, pavyzdžiui, palyginsim Kalvarijos savivaldybę, kuri yra būtent pasienio savivaldybė su Rusijos federacija. Tai natūralu, kad visiškai skirtingi yra poveikiai, skirtingos galimybės veikti, nes, pavyzdžiui, kalbėti apie kažkokios gamybos išvystymą Neringoje, tai būtų visiškai beviltiška ir galbūt tai nėra visiškai reikalinga, tai turi būti kažkokia visiškai kita lokacija susijusi su rekreacija, su turizmu, galbūt su viena arba kita reabilitacijos paslaugom, tam, kad būtų užtikrintas
paslaugų teikimas visą parą, kaip sakėm, yra padaryta Druskininkuose, tai kaip matyti yra dabar padaręs Birštonas arba Palanga. Tai tiesiog kiekvienai savivaldybė reikalinga būtent savų priemonių ieškojimas ir čia reikia iš tikrųjų aktyvios savivaldybių pačios pozicijos ir politikos ir džiaugiamės tuo, kad dabar, kai tiesioginė merų rinkimai, tai iš tikrųjų ateina tie žmonės, kurie tiki tuo, ką sako, daro tuo, kuo tiki. Ir čia norisi iš tikrųjų to koordinacijos truputėlį didesnės, nes mes matom, kad kiekviena vyriausybė, kuri patvirtina savo programą, kuri patvirtina, kas yra labai svarbu, ne tik programa, bet ir veiksmų planas, ten regioninė politika visuomet yra. Bet labai norisi tai, kad būtent veiksmų plane atsirastų tikslinės priemonės tam, kad regionai galėtų iš tikrųjų pakankamai stipriai pakilti viršų. Mes matom, kad iš tikrųjų yra savivaldybių, kur dabar įvardinant ne per seniausiai, turbūt iš kokį porą, gal 3 savaičių buvo paskelbtas skaičius, procentaliai, kiek savivaldybės neteko gyventojų. Ir iš tikrųjų yra tos savivaldybės, kurios auga gyventojų skaičiumi, ir čia, kaip kolegos kalbėjo, tai norint vystyti gamybą reikalinga ko? Reikalinga dirbančių žmonių. Ir natūralu, kad, pavyzdžiui, jeigu Pagėgių savivaldybė per 10 metų neteko 25% gyventojų, tai yra kas 4 gyventojas. Tai vadinasi, tokios teritorijos, jos turi būti iš tikrųjų pakankamai stipriai žiūrimos, nes jeigu nebus papildomo dėmesio skirimo iš centrinės valdžios, natūralu, kad pati savivalda praktiškai negali atsigauti. Ir tada iš tikrųjų palieka tik tai vyresnio amžiaus gyventojai, kuriem reikalinga socialinės pagalbos, kuriem reikia daugiau sveikatos paslaugų. Ir čia tada atsiranda tokios praktiškai galbūt dirbtinai dykros, kurias atsigauti yra tikrai be galo sudėtinga. Čia jūs sukvietę esat, čia jūsų pasirinkimas buvo turbūt faktiškai 4 savivaldybių, kurios yra sėkmės variantai. Sėkmės matom, kad vystoma gamyba yra, kuri duoda tą gerą rezultatą, duoda darbo vietas, duoda stabilumą, duoda žmonėm tinkamą atlyginimą ir duoda papildomas paslaugas, kad savivaldybės galėtų gyventi. Bet jeigu pasikalbėsim, nenoriu vardinti savivaldybių, čia galbūt būtų neetiška iš mano pusės, ten, kur iš tikrųjų pesimizmo yra nemažai. Nes gamintojas ateit ten, kur yra mažai dirbančių žmonių, mažai darbingo amžiaus žmonių, jis tiesiog neateis. Ir tada, nesant centrinės valdžios vieno arba kito dėmesio, iš tikrųjų situacija nesikeis į gerąją pusę. Aš čia natūraliai man suponuoja tokį atsakymą, kad galbūt tiesiog savivaldybėm reikia duoti daugiau savarankiškumo ir sprendimų priimime ir finansavimo gaunamo iš ES struktūrinių fondų paskirstime. Nes tikriausiai, jūs geriausiai žinote, ko reikia jūsų žmogui. Kiekvienas savivaldybės vadovas natūralu, kad žino gerai situaciją savo savivaldybėje. Ir tą, ką jūs pasakėte, aš turbūt išversiu į kitą kalbą šiek tiek. To, ko iš mūsų prašo tie žmonės, kurie ateina pas mus dirbti, jie prašo ko? Pirmo dalyko. Ne tai, kad mums reikia padėti, mums reikia netrukdyti. Tai va šito dalyko mums reikia taip pat iš centrinės valdžios, nes dabar visi mes, pavyzdžiui, esame pačiame finansavimo periode, europinio finansavimo periode ir daugiausiai turim problemų su kuo? Būtent su valstybinėm institucijom, mūsų valstybės institucijos, dėl galimybės panaudoti tas lėšas, kurios yra skiriamos. Tai yra laikas, tai yra po to nervai, tai po to produktų kokybė pati, o čia laimi tie, kurie daro greitai, be jokios abejonės kokybiškai, ir kai žmogui yra duota galimybė kurt, jisai tikrai suras tą būdą, kuris yra galbūt neaprašytas tiesiogiai teisės aktuose, bet norint, kad mes padarytume valstybę kitokią, mums reikia išlaisvinti ką? Mums reikia išlaisvinti tą kūrybinį elementą žmonių. Būtent. Taip. Taip. Mes pašnekėsim truputėlį apie tai. Taip. Aš žinau, kad tai aktualus klausimas ir tą aptarsime irgi kiekvieno iš merų matymą dėl jos reikalingumo, tikslingumo ir panašiai. Tai gal dar apie savarankiškumą ir sprendimų priėmime ir lėšų nukreipime ir
tą valstybės politikos įtaką kiekvienai savivaldybei, regionui. Gal, Marijau, jūs kažką tai? Jo, tai kolega iš Plungės tikrai paminėjo nemažai dalykų. Dabar visas savivaldybės susiema būtent europinių, taip vadinamų, investicijų projektų įgyvendinimo, ruošimo. Tai kur trikdžiai, tai labai teisingai pasakė Audrius, kad būtent su pačiom valstybės institucijom. Tai jūs įsivaizduokit, atvažiuoja viena ministerija, sako, Rajamas, greičiau reikia panaudoti lėšas, nes nepanaudojam, nuvažiuojam, buvom su merais Briuselyje, tas pats kartojama, reikia greičiau panaudoti lėšas, bet mes šitam procese sugebam lapkričio mėnesį praeitų metų statybų įstatymą pakeisti, apsunkinti, tada nuo metų pradžios CPO neveikia, negalim projektavimo ir kitų darbų pirkti. Dabar girdžiu vėl viešų pirkimų įstatymų, dar vieni pasikeitimai bus. Nu tai man tai sunkiai suprantama, tai gaunasi liktai turi skubėti, daryti, panaudoti, gyvendinti projektus, reikalavimų prikurta tokių, kad, nežinau, čia aišku mes turbūt tą savivaldybę apskirties kaip centras turime darnaus judumo planą, tai taip, iškėlėm pagal darnaus judumo plano tikslus, įdiegti dviračių pėsčiųjų takų sistemą, sujungti esamus takus su senus su naujais. Tai sunku protų paaiškinti kai kurios reikalavimus tiem takam. Reikalaujama 4-5 metrų pločio takų miesto gatvėse, kur miestai projektuoti sovietmečių, kai kur kvartalai, kur tos takus įdėti. Tai su tuo susiduria ministerijos, aišku, viena nuo kitos metas. Tai susisiekimo ministerijai keliam klausimų, čia asociacijos posėdį, ne, čia aplinkos ministerija kuruoja. Tai tikrai turim tokių absurdiškų dalykų, bet labai kažkaip tikiu, kad išsispręs. O valstybės požiūris, aišku, mes 2 metai vadovaujam Utenos rajono savivaldybei, tai susidūrėm tikrai su keletą pavyzdžių. Tai pati kadencija prasidėjo nuo to, kad pramonės mieste buvo nuspręsta uždaryti muitinės postą. Tai tikrai ilgai teko pasiginčyti su finansų ministerijos atstovais, kad ką jūs apskrityje veikia vienas muitinės postas ir jūs tą norit uždaryti. Kai veikia Utenos trikotažas, Bevela, Rokiškės sūris, Utenos gėrimai, masė kitų gamyklų, nesuvokiama buvo, bet atkovojam. Utenoje veikia kolegija, pačią savo pirmą darbo dieną sulaukiu švietimo buvusios ministrės, kuris sako, reikia sujungti Utenos, Panevėžio ir Šiaulių kolegijas, optimizuoti. Sakom, kam turim 11 000 seniorų, sakom, soc darbuotojus ruošia, globos specialistus, kineziterapeutus, ką jūs sakom kalbat, kaip tik trūksta dar tų specialistų, jūs sakot optimizuoti. Praeina kiek laiko, pasikeičia autobusų reikalavimai. Iš susisiekimo ministerijos įvedamas reikalavimas, kad autobusai tarpmiestiniai turi būti nesenesni jau 14 metų. Tai visi aplinkiniai rajonai, pas mus, pavyzdžiui, iš 10 maršrutų 8 dingo tarpmiestiniai įvedus tą reikalavimą. Nei su kuo tarės, nei klausė, kokie pas jūs parkai, ar jūs turit finansinių galimybių susitvarkyti. Teko tikrai pakovoti nemažai dėl Vilniaus Utena kelio, tai džiugu, kad pavyko tą pasiekti, kad kelio remontas vyktų. O vieną dieną apsidžiaugiam, kad pavyko, kitą dieną gaunam Seime įstatymą, kur regionam atiduoda valstybės kelių dalis atkarpas per miestus, miestelius. Utena šiuo atveju 35 km buvo pasiūlyta priimti, mes kategoriškai su to nesutikom, nes visi keliai nugyventi tie, kaip taisyklė juos visus remontuoti reikia. Tai irgi prezidentas asociacijos neduos vėluoti keletą mėnesių, teko pasiginčyti, padiskutuoti, kad negalima tai paimti ir primest, pasakyti, kad jūs paimkite ir sutvarkykit. Tai galėčiau tikrai tęsti nemažai, kiek mes susidūrėm su tuo primetimu, kaip sakykime, gal tas pats, aišku, reiktų paminėti ir funkcijas savivaldai, kurios nuolat kraunamas, tai ir švietimą, ir socialinių reikalų, ir kituose klausimuose, o finansavimas dėja paskui tas funkcijas neateina. Tai daug maž supraskit, jūs gyventojų pajamų mokesčio daugiau surenkat, čia ekonomika kyla, tai galit supraskit iš valstybės paimti funkcijas.
Tai su tuo irgi nesinorėtų sutikti, nes visigi žino merai, kokie yra kvartalai, kokios gatvės, kokie kiemai, šalygatviai, vandens tinklai, nuotekų tinklai, visa infrastruktūra, kurion reikia investuoti beprotiškai didelius pinigus. Tai jeigu savivaldybės neturės galimybės gauti pajamų arba tos pajamos bus mažinamos, tai aš nežinau, kur nueisim. Tai va tai gali tikrai apsunkinti mums plėtrą, bet va rezumuojant, tai norėčiau pritart ir kolegai, kad svarbiausia, manau, būtų, kad netrukdytų dirbti, leistų mums panaudoti ES lėšas, panaudoti taip, kaip mes jaučiam, kaip rajonas jaučia, kur jų labiausiai reikia, o ne primesti ir pasakyti, kad žiūrėkit, ne, kvartalas turi būti toks, kad mes 3 kvartalus ketinam atnaujinti, dabar apsistojom ties vienu, nes kai pamatėm, kokie reikalavimai, tai praktiškai neįmanoma įgyvendinti jų. Tai sakom, principai, kaip kolega sako, paprašiau naują pastatyti, negu paimti, tai kam ir tuos reikalavimus patys susirašom, čia ne Briuselis, čia patys ministerijos. Būtent, kad nes kai čia pas mus ministerijos sako, čia ES taip reikalauja, čia nustato sąlygas, dar kažkas tai. O nuvažiuojam į Briuselį, ar ne? Jie sako, Europos komisijos atstovai patvirtino, kad sako, čia jūs patys nusistato, tai kaip ir sprendimai turėtų, kaip ir visada deklaruojama mums, kad sprendimai turėtų būti ir poreikiai ateiti iš apačios, tai yra nuo savivaldybių, ar ne? Bet panašu, kad vis tiek gaunasi, kad tai yra iš viršaus primetama, nes, tikrai yra tokių priemonių ir didžioji dalis, kuri net netinka mum. Ką mes žalinimo planai... Dar blogiau, gerbiama Inga, kad tie pasiūlymai, jie keičiasi tankiai, kad mums jau sunku susigaudyti kartais, kur tas galutinis, ir tą patį minėjo regionų ministerija, aišku, vėliau pakalbėsim, ir turto, tas pas nekilnojamo mokestis, ir pajamų mokesčiai. Šiai dienai mes nežinom, neturim supratimo, koks galutinis ten bus tas sprendimas. O mūsų klausia, ką jūs manot? Tai jūs pateikit konkrečiai, ką jūs siūlot, tada pasakysim, ką manom. Tai gal ir čia reiktų iš tikrųjų to truputį stabilumą apsispręsti, kuriuo keliu einama ir tada būtų visiems aiškumas. Taip. Prašom replikuoti. Gal Radviliškis? Taip, diskusija prasidėjo apie savivaldos ir centrinės turbūt valdžios bendradarbiavimą, ar reikalinga daugiau tų laisvų, ar reikalingas didesnis reguliavimas. Aš sakyčiau, yra įvairių situacijų. Žinoma, savivalda kaip ir nori tų daugiau savarankiškumo, bet būna tokių situacijų, kad kai kurie rajonai yra labai specifiniai galbūt ir ta centrinės požiūris konkretus, gal kaip pavyzdys, galbūt užsidarius atominė elektrinė ir kada ten reikia kurti kuo daugiau darbo vietų. Tai toksai turėtų būti ir iš centrinės valdžios truputį pagalba toms valdybėms, kur, sakykime, galbūt vienas iš didžiausių darbdavių išėjo ir ten matomos tos problemos. Ir kaip ir kalbėjom, sudėtinga pritraukti verslą, kada nėra darbuotojų, sudėtinga pritraukti žmonės, kada nėra gerai apmokamų darbo vietų. Ir kitą kartą gaunasi toks užburtas ratas, bet šiaip aš manau, kad bendrai paskutinius metus tikrai centrinės valdžios požiūris į regionus, ką mes dažniausiai suprantam, regionai tai visgi nedidmiesčiai, tai yra tikrai tas požiūris padidėjęs. Daugelį metų mažesnėse savivaldybėse gyventojų skaičius jisai mažėjo. Dabar galbūt nepasakysiu kaip, sakykime, kitose savivaldybėse, gal dar tas kilimas, nėra to kilimo, bet bent jau, sakykime, tas stabilizavimas, jis jau jaučiasi, kad tiesiog jau bent jau tos mažos savivaldybės tikrai nebemažėja ir atsiradus tam didesniam požiūriui į mažesnės savivaldybės atsiranda ir naujų darbo vietų, tai gyventojai pastebi, nes turbūt kiekvienas miestas, kiekviena savivaldybė turi ką pasiūlyti, ko gero ir geriau negu didmiesčiai. Mes neturim problemų su parkavimu, mes neturim problemų su kamščiais.
Darželiais, mokyklos, mokyklom. darželiai. Mes galime pasiūlyti nemokamas sporto, sakykime, visą infrastruktūrą. Tai iš tiesų tai yra tikrai labai daug pliusų ir aš kuo toliau, tuo dažniau pastebiu, kad gyventojai tai įvertina ir tikrai nebesijaučia jau tokio didelio noro bėgti didmiesčius ar juolab į užsienį. Mere? Vienu žodžiu, kolegos įsakė tikrai viską ir viskas yra labai panašu. Aš pasakyčiau paprasčiau, kad savivalda turi savivaldos 20%, viskas primetama yra iš nacionalinės valdžios, tai 80%. Yra paprastą dalyką galima padaryti, kas yra padaryta daug Europos šalių savivaldybėse, tai iš visų ministerijų yra paimti pinigai ir perduoti savivaldybei. Jiem palikta yra tik tai ministerijos darbo užmokestis ir turto išlaikymui. Jie atlieka savo funkcijas, kokias atlieka, o daugiau savivalda sprendžia pati. Ką ir paminėjo ten, tai jūs dar kai kurie džiaugiatės, jūs neturit senamiesčių. Kai reikia padaryti, ką nors senamiestį, tai va turėjom tą pačią Vilniaus gatvę. Kai ateina rangovas su pinigais ir jau vežasi priemonės remontuojamas, padaro kažkokius šurfus, randa šulinio fragmentą ir pamato fragmentą ir sako, labą dieną, dabar darysim archeologinius tyrimus, paklausi, kiek kainuoja, sako, 480 000 plus PVM, 377 metrai gatvės. Tai jau su kelių direkcija dabartinė Via Lietuva tikriausiai visi esam susidūrę ir visi puikiai žinom. Važiavau į Plungę, kaip tik prieš kelias dienas pas kolegą, tai iš karto matau, kur jūsų kelias ir kur regiono kelias. Tai iš karto skirtumas aišku, kur lopas ant lopo, tai žino, kad jau valstybinis kelias, o kur normali gatvė, tai žino, kad savivaldybės kelias. Tai lygiai taip pat mes dabar metus laiką jau mušamės dėl tos atkarpos, tai vakar gavau sutartį, pirmadienį ją apspręsim, turim savo pinigus numatę biudžete ir tu nieko negali daryti. Tai čia normalu. Tai negali būti normalu. Ir pavyzdžiui, pagrindinė gatvė, kuri parodo miesto veidą, taip pavadinsi, viso rajono gal veidą. Ir mes jo nieko negalim daryti, nors tu turi pinigus ar neturi pinigų, bet tiesiog tau neleidžia daryti, nes jų produktas, jų daiktas. Tai sakau, čia galim kalbėti valandas apie tai, sakau, mano tai būtų nuomonė taip. Visos ministerijos turi atiduoti savivaldui pagal tam tikrus kriterijus lėšas, nesikišti ir netrukdyti dirbti dėl europinių ir regiono lėšų, kuriuos tikrai mes žinom patys, kur panaudoti. Dabar čia daugiau gal direktorė dirba tais klausimais, tai jeigu tu nori kažką sutvarkyti infrastruktūrą, tai tau reikia tiek praeiti visokių institucijų ir tų vertinimo visokiausių. Jeigu gerai, turizmas. Tai mes aišku žinom, kad čia bus turizmas, bet ne. O gal čia neis turistas ir ten su jais ginčiasi. O mes sakom, kad eis čia turistas, nes čia upė pas mus grėžia. Ne, neis. Jie geriau žino, sėdėdami Vilniuje, negu mes sėdėdami vietoj ir žinom, ar turistas vaikščios ir nevaikščios. Nu, tai čia vienas iš pavyzdžių, takau, ką pasakiau žmogišką kalbą ir paprastai. Ačiū. Taip, aš dar tik tai norėčiau paantrinti meram, kad sunkiausia mūsų darbė ir ypatingai regioninių lėšų ir projektų įgyvendinime, tai, ką mes stengiamės atlikti, tai yra, gal ir keistai skamba iš savivaldybės atstovų, bet tai yra didelė biurokratinė našta. Tai kai jau žinau, kad reikia kažką, tai jau planuojam kažkokiu tai projektą ar kažkokią infrastruktūrą sutvarkyti, iš karto tokia jau panika, kiek reikės praeiti kryžiaus kelių, kol mes galėsim jau gauti galutinį rezultatą. Tai, tiesiog viešasis sektorius tapo labai neefektyvus, dėl to, kad mes labai stipriai užsidėjom savo pančius, turim omeny valstybę, nes reguliuoja nuo smulkiausios, aš nesakau, kad nereikia reguliavimo, aš nesakau, kad nereikia ten priežiūros, kad ten pirkimų, viešųjų pirkimų nebūtų, bet jie turi būti protingi reikalavimai. Kaip pavyzdys, dabar tikriausiai visos savivaldybės susiduria, ar ne, kuris laikas nenuperkam projektavimo. Stovi mūsų visi projektai, nes mes negalim nupirkti projektavimo. Pastatų, skverų, gatvių, kažkokios infrastruktūros, sporto ir panašiai. Ir taip nuo faktiškai rudenio.
Ir labai dėl paprastų dalykų, taip visi laukiam CPO modulio, tam tikro, kur yra paprasčiau nusipirkti. Yra galimybė ir kitais būdais pirkti darbus, bet tai yra mūsų sumos sumuojasi, ar ne, ir tai yra tarptautiniai pirkimai, tarptautinių pirkimų ribos, kur, pavyzdžiui, neteina rangovai ar tiekėjai, ar paslaugų teikėjai, kaip pavyzdys projektuotojai, jie ten neina į tuos pirkimus ir neteikia savo pasiūlymų, tiesiog dėl didelės tokios irgi administracinės naštos ir visų tų reikalavimų. Ir kaip pavyzdys, čia turim N tokių variantų, bet paplūdimio kažkokią infrastruktūrą perkam ar ne, projektavimą, ne rangos darbus, projektavimą. Šiaip mes žinom, kad apsiklausius iš kažkokių projektuotojų už 30 000 galim nupirkti. Vykdom pirkimo procedūras su skelbiamais pirkimais, pagal visus reikalavimus ir visą kitą, pateikia 180 000 pasiūlymą, kitas 130 už paplūdimio ten gultus kelis ir panašiai. Tai nėra kažkoks sudėtingas statinys, ar ten didelė gatvė, ar ten skverai kažkokie tai didžiuliai. Tai su to susiduriam, taip, mes galim nupirkti kaip ir, ar ne, už tą 180 000, nes viskas pagal statymus, bet kur rezultatas, ar tai yra normalu, kad mes 10 kartų permokam, vadovaudamėsi šitais reikalavimais, mes 10 kartų permokam už tam tikrą paslaugą ar prekę, negu ją mes šiaip galėtume nusipirkti. Tai tokie pasiūlymai atmetami, nes nelogiška pirkti už tokius pinigus, ir laukiam kažkokių kitokių priemonių, kad galėtumėm nupirkti ir tuos dalykus įgyvendinti. Tai buksuojam vietoje. Ir, gerai Marijus ir pasakė, nes viskas yra, plus taisyklės keičiamos, plus kažkokie reikalavimai keičiami, reformos daromos. Ir mes ne tik, kad nebūna teisės aktai laiku paruošti, bet ir nebūna pritaikyta jų gyvendinimą ar kažkokios informacinės sistemos ar panašiai. Jau nešnekant apie tai, kad tikrai tos visos priemonės, mes Vilniaus regione turim šiek tiek kitokias priemonės negu visoje vidurio ir vakarų Lietuvoje. Bet irgi sakau, jos net ne visos yra, ne tai, kad mūsų nieks neklausia, kokios jos turi būti, ar ne, ko mums reikia. Bet ir tokių priemonių, kurių tikrai įdėta ir kaip pavyzdys, žalinimo planas. Ką žalinti? Mes esam visi žali, mes džiunglės, čiut spėjam apsipjauti savo želdinius. Ir akivaizdu, tai yra paimta pagal vakarų Europos valstybių poreikius, matyti didmiesčių, kur tikrai žalumos trūksta ir kaitros ir panašiai. Tai daug tokių dalykų, arba pavyzdžiui juodųjų dėmių, kur turi juodosios dėmės, tai galima tada į susisiekimo infrastruktūros saugumą investuoti. Bet tikriausiai irgi nieks nepažiūrėjo, kad tų dėmių nėra savivaldybės. Aš papildysiu dėl juodųjų dėmių, tai įsivaizduokit, reiškia, gali dalyvauti projekte, bet pas tave turi būti toj vietoj, toj sankryžoje juodoji dėmė. Juodoji dėmė tai turi būti ne mažiau per metus žuvo 3 žmonės. Jeigu pas mus nežuvo žmogus nei vienas, reiškia, tu ten nedalyvauji. Tai mes arba specialiai turim kažką pražudyti tam, kad gauti lėšas. Tai ar čia normali valstybės politika? Jūs paimkit, pavyzdžiui, vidaus sandorį. Pasidarėm vidaus sandorį, ateina atliekų tiekėjas ir sako, žiūrėkit, mums nebeapsimoka vežti atliekų, man reikia papildomai kas mėnesį po 30 000 eurų. Mes sakom, nemokėsim tiek, tai jūsų sutartis galioja. Sakom, mums labiau apsimoka mokėti neteisybas, negu vežti atliekas. Arba to pats sako, arba tiesiog mes išeinam, arba tiesiog nutraukiu rytoj atliekų vežimą. Tai įsivaizduokit, ten, kol tu surasi, kas tu vežtų, tiesiog per mėnesį apsikrausi iki pandemijos lygio atliekų ir taip toliau. Gerai, čia su vienu susitarėm, pasirašom vidaus sandorį su savo įmonė,
Įmonė susiperka visą infrastruktūrą, su kuo vežti, kaip vežti ir kur vežti. Tada pavadinsiu tiesmukiškai, liaudiškai tikrai. Atliekų mafija, kuri turi 2-3 įmonės ir tiesiog jie skundžia tau teismui, kad tu, reiškia, nesudarai konkurencijos, sudarydamas vidaus sandorį su savo įmonė. Pradeda muštis teismuose. Teismuose, aišku, įsikiša konkurencijos tarnyba, kuri pasako, jūs nesudarėt jokios konkurencijos verslui ar kažkam kitiem ir taip toliau. Tada, reiškia, jiem pradės skaityti savivaldos 55 straipsnį 3 dalį. Ten numatyta, kad vandentvarkai, atliekų vežimui, keleivių vežimui ir taip toliau negalioja, reiškia, negalioja konkurencijos tarnybos draudimai. Tada ateina teismė ir aiškino. Konstitucinio teismas išaiškinimas yra taip ir aukščiau už savivaldos įstatymą ir reiškia, jūs turit sudaryti. Teismą tu pralauši, susimoki ten kokius 7 000 neteisybų ir lauki, kas bus toliau tada. Tai va tokioje valstybėje mes taip gyvenam. Tai aš sakau, jūs panaikinkite tada tą savivaldos 55 straipsnis, tiesiog jis nebeaktualus, nebelieka. Nesvarbu, konstitucinio teismo išaiškinimas yra aukštesnis ir taip toliau. Tai dabar kaip bus, nežinau, tai buvo ir pas premjerą, ir pas Seimo pirmininką, kad reiktų keisti tą vidaus, tiksliau, viešųjų pirkimų įstatymą. Tai jeigu jo nepavyks, tai sakau, čia visos savivaldybės nuo to kentės, tai atsiminkit, kad ateina ir tas pats ir keleivių vežimas, ir aš dabar bijau pasakyti, ar Klaipėdoje, ar Šiauliuose, tai man atrodo buvo ar Neringos atvažiavus kažkokią įmonę vežti keleivių. Tai jie gal veš, kur apsimoka, o kas veš iš kaimų, kur iš kaimų veš žmonės, kur važiuoja vienas žmogus autobusu, kur mes paskaičiavom, kad vieno keleivio kaina kainuoja 170 eurų. Tai mes dabar einam prie to, kad geriau gal net taksi apmokėti tam keleiviui, kuris vienas važiuoja iš kokios Želvos, kaip pavyzdys, kas ukmergiškai žino, ten kokį 30 km atstumą, nei varyti kokį ten 30 vietų autobusą. Tai sakau, va tų pavyzdžių čia galėtume diskutuoti iš tikrųjų be saiko ir be laiko. Žinoma, tie reikalavimai dabar truputėlį tikrai ministerijos dabartinė ta valdžia vadinama, nacionalinė valdžia turiu omeny, tikrai kreipiasi savivaldybės išreikšti, kaip sakyt, tas biurokratinės kliūtis yra perteklinę administracinę naštą, kas kelia, tai tikrai visi teikiame įvairius pasiūlymus. Na, aišku, suprantama, visa teisėkūra ir nevyksta taip greitai, bet tikrai norėtųsi pokyčių su laiku, bet, kai jau įsivažiuoja tam tikri, kaip sakyt, tam tikros procedūros ir reglamentavimai, tai juos sunku ir pakeisti, nes tiesiog daug tada įvairių ir įstatymų susipina tarpusavyje ir ministerijos tarpusavyje turi koreliuoti jų veiklą ir panašiai. Tai vis tik tai pašnekėkim tada, kaip su ta regionų ministerija kuriama, kokius matote. Žinoma, matyt, bus ir gerų dalykų, ir prastesnių, bet kokius matote būtent tas ir stipresias pusės, gal tokią SSGG analizę padarykim ir silpnybės, ir stiprybės, ir grėsmės kažkokias, tai vat, kur matot, regionų ministerijoje. Čia galiu pirmas iš karto įžangą padarysiu šiokią tokią, paskui atiduosiu prezidentui, kuris tikrai daugiau susidūrė su tuo ir daugiau merų bendrauja. Tai man tik tai labai džiugu, kad šiai dienai tiek premjeras, tai kai kurie ministrai yra dirbę savivaldai. Tai jie puikiai supranta, kas yra savivalda. Kas anksčiau buvo vyriausybė ir valdžių, tai jie iš vis, nežinau, ar nors vienas buvęs savivaldybė aplamai apsilankęs. Tai jie ten iš vienų ministerijų vaikšta į kitas ir kai tampi ten kažkokį ministrų, tada jau būna nekai. Galiu papasakoti paskutinį įvykį, tai kuriuo dar niekaip neįsprendžia. Tai vienas ministras jau prieš pat kadencijos pabaigą sugalvojo, kaip apsaugoti vandentvarką pačią. Reiškia, vietoj tvorų sudėti koncentrinas visas, tai įsivaizduokit, kaip pasienį. Tai mes suskaičiavom, kad vienu Ukmergės vandenim reikia 2,5 milijono. Tai aš jiems sakiau, tai karyba pasikeitė. Jau nebeis kažkas nebelips su kopėčiam užnuodyti vandens, kadangi atskris dronai. O nuo drono, tai nežinau, tvoros kiek reikia, ten, nežinau, 5 km aukščio ar kažkiek.
Tai va, kalbėjau su ministras pats paskambino aplinkos, perdavė visą žinią, tai tikiuosi gal šitą dalyką patį pakeis. Tai tokių nuotykių yra tikrai nemažai, o dabar perdodu kolegai. Iš tiesų, tokių įdomių, taip kūrybiškų, kabutėse sprendimų tikrai, kaip gerbiamas Darius minėjo, jų tikrai turime, sulaukiam, bet kalbant ir bendroji visai koncepcijai pačiai regionų ministerijos, tai mes kaip savivaldybių asociacija įstatėm galbūt tokius 3 didelius punktus, kurie mūsų manimo galėtų atliepti patį regionų ministerijos steigimą kaip konceptą. Nes dabartinė situacija, kurioje yra, tai vidaus reikalų ministerija, kadangi savivaldybės kuruojanti ministerija yra vidaus reikalų ministerija, mes matom ir turėjom tą pavyzdį tokį, kad tai buvo galbūt daugiau policijos ministerija, galbūt daugiau pašto ministerija, galbūt SATO ministerija, bet ne savivaldybių. Nes iš tikrųjų, aš pilnai suprantu ir buvusią viceministrą Zarastiškį Arnoldą Abromavičių, kuris tikrai yra savivaldybininkas, bet tiesiog tą užkrauna papildomas funkcijas ir šiuo metu ministerijoje turbūt yra 5 ar 6 žmonės, kurie dirba su savivaldybėm. Tai natūralu, kad tie skyrių vedėjai ir netgi viceministrų lygmenyje esantis žmogus, jisai negali nurodyti kitai ministerijai arba kitam ministrui, ką vienu ar kitu atveju reikia pakeisti. Ar galimas būtų kitoks sprendimo variantas? Aš manau, kad jeigu vyriausybė būtų vicepremjeras, kuris kuruotų būtent regionus, tai galėtų būti vienas iš sprendimo variantų, nes tuo metu jisai turėtų galę vienaip ar kitaip spręsti tuos tarpusavį susiekiančius klausimus. Ir Marijus labai gerai čia buvo paminėjęs, pavyzdžiui, Susisiekimo ministerija ir aplinkos ministerija. Vieni, čia vėl leksikonas yra, vieni atsakingi už KTR, iš kelių techninį reglamentą, kiti atsakingi už STR, statybos techninį reglamentą. Tai yra vienos ministerijos ir kitos. Ir tam pačiam statinį susiduria abu du dalykai. Ir šiuo atveju, kas yra viršesnis, kas yra teisesnis. Tai savivaldybės asociacija šitam yra pateikus tokias galbūt 5 klausimus, tokias 5 klausimų, tokias grupės. Tai yra pirmoji, tai yra politikos formavimas regionų. Būtent tai ir tas matymas koncepto visos Lietuvos. Ne atskirų vieno arba kitų savivaldybių, bet matymas visos Lietuvos. Antras klausimas, kuris yra tai, su kuo mes susidurėm ir ką čia kolega Darius, kaip tik tai buvo minėjęs, tai yra finansavimo klausimai. Ir sakykim, šiuo atveju, pavyzdžiui, Centrinė projektų valdymo agentūra, kuri yra pavaldume būtent finansų ministerijos. Ir kur mes iš tikrųjų turim, kruvinais keliais vaikščioti tam, kad priiminėti vienus kitus sprendimus. Trečias punktas yra tai, kad kas buvo deleguojama, bet kas nebuvo padaryta, tai, kad iniciatyva dėl projekto eina iš apačios, o ne iš viršaus. Tai yra, ketvirtas punktas būtų tai ekonominio savarankiškumo skatinimas pačių savivaldybių viduj. Ką mes kalbam apie tai, kad fintechas šiandien jis yra, rytoj nėra. Prekybos centras šiandien yra, rytoj nėra. Gamyba, jeigu jie ateina, jinai duoda stabilumą tam pačiam regionui. Tai yra tas, galbūt vienas iš tokių pagrindinių pačių punktų. Yra ir iš kitos pusės, tai yra leidimas ir suteikimas galimybių pačiom spręsti savo klausimus viduje. Tai galbūt tokie 5 didžiausi konceptai ir jeigu šito vietoje mes iš tikrųjų rengiamoje dabar regionų ministerijoje rasim tą atliepimą, tai iš tikrųjų būtų svarbu, nes nesinori, kad regionų ministerijoje būtų perduodama, kaip sakyti, dalinė viena arba kita funkcija iš kitos ministerijos. Nes jeigu mes turim dalį problemos sprendimo variantų vienoje ministerijoje, kitą dalį kitoje, mes vėl užsisukam į tą tokį ydingą ratą ir tada bėgi kaip voverė rate ir nežinai, kurioje vietoje tavo išėjimas. Čia tiesiog tarpininko atsiradimas vos negautųsi. Nes... Gerai, Marijau, gal jūs kažką tai? Tai kolegas čia daug temų paminėjo. Tikrai, jeigu šiandien aš to modelio nematau, dar mums vidaus reikalų viceministras bandė pristatyti tą, kaip čia sakau, gražią pakuotę, bet kas ten, kaip ten veiks, kaip ten viskas, turinio aš nematau. Jeigu tai taptų dar vienu biurokratiniu kažkokį įrankiu, dar vieną instituciją, tai tikrai mums to nebereikia. Institucijos, kuriam reikia to mums nereikia, 21 problema. Bet jeigu, kaip asociacijos vadovas sako, apjungti po vienu skėčiu tam tikras sritis, kurios liečia labai savivaldą, pavyzdžiui, žemės klausimai, aplinkos ministerija valdo,
perdavė savivaldybėm liktai žemės, bet, ką jie perdavė. Mes aukcioną negalim patys pasiskelbti tokio, kokio norim. Ateina pas mus gamykla, sako, norim pirkti jūsų sklypą. Sakom, gerai, paskelbsim aukcioną, dalyvaukit. Nueinam į savivaldybės tarybą, pateikėm sprendimo projektą, kad aukciono dalyvis nugalėjęs privalės su savivaldybė pasirašyti investicijų sutartį ir vykdyti investiciją. Per 2 metus įsėmus leidimą atlikti statybas, sukurti tiek darbo vietų, investuok tokią sumą. Pernai metais, birželio berods mėnesį kaip tik patvirtinom, rugpjūtį gaunam atsakymą iš NŽT, kad negalima. Jūs negalite jokių sąlygų įrašyti papildomų, kurių nėra įstatyme. Ir ką, paskelbėm aukcioną ir laimi sklypo nuomos konkursą, logistikos sandėlys su vienu darbuotoju. Vat yra pavyzdys. Atidavė žemę, bet netidavė. Tai tas pats švietimas, tas pats medicina, ligoninės, 50% valdoma ministerijos ir savivaldybės. Tai aš nežinau, kiek kolegam sekės bendrauti su sveikatos apsaugos ministerijos vadovais. Labai sudėtingas man bent jau buvo dialogas, kai kalbėjomėms dėl lūkesčių vadovui, dėl veiklos įstaigos, dėl finansavimo. Ministerija sako, čia jum reikia. Tai ta prasme įranga, jeigu esi dalininkas 50/50, tai jeigu kažko trūksta, tai būkit mėly ir prisidėkit. Deja, to nelabai norima daryti. Apskritai, aš manau, kad, žinot, mes nuolat gyvenam tų transformacijų periode. Buvo apskritys, buvo apskričių administracijos, tada regionų plėtros tarybos atsirado, dabar regionų ministerija ir žinot, kažkaip niekas nepasikeitė. Mes toliau, kaip sakyti, liktai imituojama daug dalykų, bet realybė iš tikrųjų vis tiek valstybė priima sprendimus. Tai rezume, jeigu tikrai pagerins tai ir komunikaciją, ir veiklą, ir savivaldų darbą, tai aš už. Jeigu tai dar vienas biurokratinis, kaip sakyti, institutas, tai turbūt gal geriau lieka nors taip, kaip yra. Jau vien pagalvojus, kiek vėl reikės pakeisti teisės aktų, ar ne? Ir kada jie bus pakeisti, ir kada ten galėsim vėl veiklą vykdyti. Iš kitos pusės, aš suprantu, prezidento intencija tikrai yra gera ir noras įkurti tiesiog kaip priemonę, kad tikrai regionų interesai būtų, juos būtų labiau atsižvelgiama, labiau paisomi ir panašiai. Bet jeigu mes iš tiesioginių, kaip sakyti, sprendimų priėmėjų mes negaunam to aiškaus ryšio ir reglamentavimo, tai kažin ar bus taip gerai įgyvendintas ta pati idėja, nes tiesiog tai bus dar vienas tarpininkas, nes žiūrėkit, aš kaip mėgstu sakyti, savivaldybės yra labai didelis ūkis. Tai tiesiog yra didelis ūkis, kurį kai kiti gal nesupranta, ką mes ten veikiam ir atrodo viskas savaime pasidaro, nuo takelio iki mokyklų, iki poliklinikų ir taip toliau, kažkas tai padaro. Ne, tai padaro savivaldybė. Tai visos tos ministerijos ir kuruoja visas tas sritis, kurias mes turime, su kuriuom dirba. Atsiprašau, Inga, jos ne tik kuruoja, jos ir bando formuoti mūsų politiką ir tas pats Lietuvos bendrasis planas, kuo pavirto eina savivaldybės dabar su rajonų bendrųjų planų keitimais. Aš apstulbęs buvo, ateina ministerijos pozicija, kad jūs perpus turi susimažinti gyvenamąsias teritorijas. Jeigu šiuo atveju 19 000 Utenos rajonai yra hektarų numatyta galimybė statyti gyvenamus pastatus, tai šiuo atveju reikalavimas pasimažinti iki 11 000. Aš savo neįtikėtina, tai ką jūs siūlote, tai sako, vis tiek pas jūs gyventojų mažės. Sakau, tai jų nemažėja, o didėja. Bet toks yra Lietuvos bendrasis... Gal tiesiog rekomenduoju statyti mažesnius namus? Lietuvos bendrasis planas, tokias gairės ir visų savivaldybių bendrieji planai turi atitikti šitas gairės. Tai absurdas, suprantate, taigi mes žinom, kur žmonės nori gyventi, kaip nori gyventi ant rajone. Tai čia nebe tik tai, kad kuruoja, bet jau ir primetinėja, realiai nustatinėja netgi kaip turim kur gyventi. Tai būtent, kalbant apie teritorijų planavimo dokumentus, tai iš tikrųjų tai dar yra vienas toks didelis stabdis savivaldybių vystymasi,
kai, na, tiesiog bendrajam plane, jeigu kas nežinote, tai yra tiesiog labai, kiekviena teritorija miesto yra detalizuota kokia paskirtis. Kažkur yra švietimo paskirtis, lopinėlis toks įdėtas, nes ten mokykla yra, ar ne? Kažkur yra visuomeninė paskirtis, kažkur yra žaliosios teritorijos, gyvenamosios teritorijos ir panašiai. Nu, vat, kad aiškiau būtų, pasakysiu. Kažkada turėjom tokį registrų centrą, kuris tiesiog yra gyvenamojoje aplinkoje, didelis pastatas ir jisai tiesiog, na, nunyko ir tas pastatas iš esmės nelabai kam tinkamas. Tai, vat, kaip pavyzdys, atsirado norintis galbūt konvertuoti tai į gyvenamąjį būstą. Ir nors aplinkui yra gyvenamieji namai ir visa teritorija, mums dabar faktiškai reikėtų keisti miesto bendrai planą ir tas užtrunka 2 metus maždaug. 2 metus. Arba 4. Arba 4. Tai jūs įsivaizduokit, kokia yra, kaip sakyt, progreso efektyvumo, koks yra stabdis, nes mes, nu, vat, kiekvienam norint kažką padaryti, mes įkalinti esam va tokiuose dalykuose, nu, kur tu tiesiog negali padaryti, arba tai reikia laukti 2-3 metus. Arba dar neužmiršk, kad dalis savivaldybių tokia kaip ir Utenos ribojasi su nacionaliniu parku Aukštaitija, su Labanoro regioniniu parku, kur planavimo dokumentai rengiami kas 15 metų. Paskutinį kartą rengtas prieš 15 metų. Suduokit, žmogus susigalvoja kažką, įsigijęs klipą ar dar susigalvoja kažką veiklą vykdyti, dar nerengsim 5-10 metų, 15 metų žmogus laukia ir kiek ateina aplinkos ministrų, na jau šį kartą rasim pinigų plano keitimui, įsivaizduokit. Tai va čia va yra terminai. Tai tas pats yra su spec planais, nu, pavyzdžiui, spec planas, energetikos spec planas. Taryba jį patvirtino tą planą, bet taryba atšaukti jo negali. Gali panaikinti tik teismas. Ir nurodėm vietos, pavyzdžiui, kur gali stovėti vėjo jėgainės. Yra rajone gal 3 vietos, kur gali tie parkai stovėti. Visos institucijos patvirtina, dabar kaip reikia statyti, atsirado investuotojas, sako, ne, žiūrėkit, vis tiek jūs čia negalit, nes ten kažkoks erelis peri ir kažkoks gandras lizdą susinešęs. Nu, tai tam gandro ir ereliui, jeigu jam netiks, tai jis tą lizdą persineš 3 kilometrus, tik kairę ir dešinę. Ne, negalima ir viską. Ta pati turim Natūra 2000. Jeigu žinot, ką reiškia Natūra 2000, tai žolės irgi negali pjauti kasdieną, gali pjauti 3 kartus į metus, nes ten gyvena žiogelis, drogelis ir kažkoks dar vienas vabaliukas. Nu, tai, o kad suderinti ir tą, ką pastatyti su nacionaliniu, ką Marijus kalbėjo, parku, tai reikia irgi keletą metų, kol suderinti visus reikia. Aišku, tausoti reikia ir gamtą, ir mūsų paveldą, ir tai yra mūsų savitumas, bet tikriausiai sutiksite, kad turėtų būti viskas proto ribose. Tai va, tai gal dar Kazimieras. Gal, bet Kazimieras pamiršta, kad pamirštam, kad turim tikriausiai. Tai turbūt grįžtant prie klausimo temos dėl regionų ministerijos, mano požiūris būtų, tikrai galbūt būtų reikalinga su sąlyga tai, kad biurokratijos nepadaugėtų, bet pamažėtų. Turbūt galbūt visi sutiksite, kad vidaus reikalų ministerija iš tiesų priskirta daug sričių ir taip susiklostė galbūt paskutiniu metu, kad ten daug reformų, policijos reforma, priešgaisrinės reforma, migracijos klausimai, hibridinės atakos ir tiek, sakykime, aštrių, karštų klausimų, kur tikrai nei vienas meras turbūt nedrįstų skambinti ministrui ar ministrei ir kviesti į savivaldybę, kada migrantai per tvorą lipa ir ten tikrai yra kur kas daug karštesnių klausimų. Galbūt tos problemos praeis, galbūt ne, bet tikrai vidaus reikalų ministerija, manau, turi šiai dienai tikrai daug karštų klausimų ir kartais tie savivaldos klausimai lieka nuošaly. Jeigu atsirastų regionų ministerija, kuri surinktų tas visas savivaldos problemas ir mes galėtume tiesiogiai komunikuoti ir tą klausimą, kuris aktualus praeiti ne per 5 ministerijas, o per 1, tai būtų žinoma, kad pozityvu, bet jeigu
tos biurokratijos plus viena ministerija, bet reikės vis tiek praeiti visus tos kryžiaus kelius norint įgyvendinti, tai tada, aišku, to ko gero ir nereikėtų. Šiaip pas mus ta politinė sistema, ne tiek politinė, kiek vykdomoji, ar ne, ministerijų darbas ir įvairių kitų institucijų. Pas mus labai akcentuojama tai, kad, pavyzdžiui, ypatingai pasikeitus valdžiom, ar ne, kas po rinkimų, kas 4 metus, ateina su naujom iniciatyvom, naujom idėjom ir tos ministerijos, kokia jų paskirtis. Tai yra ir ta reglamentuojančius teisės aktus ar ne leist, teisėkūrą ir panašus dalykai. Ir čia netgi pavasarį buvo tokie pirmoji sesijoje ir ne, iš karto komentarai, kiek ten nedaug teisės aktų pateikė tvirtinimui. Bet tai gal reikia pagalvoti, kad gal nebereikia tų teisės aktų tiek kepti, reikia, nereikia, vien dėl to, kad pagrįstum savo buvimą ir veikimą, bet kaip tik reikia galbūt, įsigryninti, įsitobulinti esamus, ar ne, ir gal nustoti reformą ant reformos, keitimas ant keitimo, ir gal tada kaip tik atvirkščiai bus geriau visiems. Tai, manau, nereikia akcentuotis, kaip pliusą užsideda, kad čia kuo daugiau pateikti teisės aktų pakeitimų, ar ten naujų reglamentavimų įvesti ir panašiai. Tai, kaip sako, yra senose vakarų demokratijų valstybėse, kur teisės aktas šimtmečiais tas pats galioja, šimtmečiais, kaip ar Didžiojoje Britanijoje, ir ten nieks nekaitalioja jų, nori, nenori, arba šiaip, kad kažkaip tai pagrįsti. Bet iš esmės turim, ką turim. Dar tada norėčiau paklausti, daug šnekėjom, ar ne, ir apie vystymosi, norus vystytis ir kažkaip, būtent su gyventojų pritraukimu. Kaip manote, kokių veiksmų reikia imtis, kad tų gyventojų, sutikime, bet kokiu atveju, visoje Europoje gimstamumas yra žiauriai mažas ir jisai mažėjantis ir, tikrai čia nėra ar Lietuvos, ar atskirų savivaldybių problema, tas gyventojų mažėjimas, gimstamumo mažėjimas. Tai, kai sako, ką jūs darote, matyt, tiesiog nepriversim žmonių turėti vaikų kuo daugiau, bet dėl apskritai gyventojų pritraukimo, kaip save, norėtųsi išgirsti, kaip pozicionuoja save savivaldybės, kokių veiksmų imasi, ir panašiai. Nors aš netgi dabar turiu tokį pamastymą, kad mūsų gyventojai, kiekvienos iš mūsų savivaldybių, nėra tik mūsų gyventojai. Nes tikrai dabar žmonės ir geriau gyvena ir turi po kelis būstus. Ir nuotolinis darbas, COVID pasekmė įnešė. Tuoj nebeturės kaip apmokestint. Tikėkimės, kas gali sau leisti, tai matyt susimokės ir mokesčius. Bet tiek nuotolinis darbas davė labai didelės laisvės ir tiek galbūt žmonių pajamų padidėjimas, jie pasiskirsto. Pavyzdžiui, gal gyvena pas mus, bet turi sodybą prie Utenos ežero ar Plungėj, gal tolokai pavažiuoti, bet gal arčiau kažkur tai. Tai aš taip įtariu, nemažai ir dalinamės tais gyventojais, tais piliečiais, nors galbūt ir tokiu momentiniu išvažiavimu, savaitgaliniu, bet vis tiek kaip ir, nėra tokio pastovumo, kaip sėslumo gyventojai dabar. Ir tas nuotolinis darbas, kas labai didelį atnešė galimybių, nes gyvena kažkur tai vos ne Klaipėdos rajone, o dirba Vilniuje, skaitosi. Tai tikrai yra daug tokių įstaigų, kur... Čia reikia pradėti nuo Kazimiero, nes kadangi Radviliškis pasitvirtino taryboje 1500 už vieną naujagimį, tai mes nepuolėm nieko daryti ir laukiam dabar to pilotinio projekto. Tai Kaziuk papasakok, kaip jums sekasi. Prašom veiksmus.
Tai iš tiesų turbūt visos savivaldybės konkuruoja, galvoja įvairius variantus, kaip pritraukti tą jaunimą, kad atvyktų į tuos rajonus. Turbūt pagrindinė konkurencija vyksta tarp miestų, kurie turi aukštasias mokyklas, kur dažniausiai pritraukia jaunimą, ir tarp tų rajonų, kurie dėja neturi. Ir ko gero tas pats didžiausias skaičius, kuris išvyksta iš mažesnių rajonų, tai dažniausiai išvyksta studijuoti. Aišku, mūsų tikslas turbūt yra, kaip sugalvoti juos, kad jie sugrįžtų. Na ir čia turbūt savivaldybės suko galvą. Žinoma, tai vienas iš pagrindinių prioritetų turbūt jaunam žmogui sugrįžti, tai yra gerai apmokamos darbo vietos. Todėl visos savivaldybės vėlgi suka galvas, kaip čia pritraukti investuotojus. Taipogi, kaip jau šiandien ir buvo paminėta, ką mes tikrai galime pasiūlyti, tai lengvai prieinamas švietimas, švietimo įstaigos nenutolusios nuo gyvenamos vietos, patogumas. Aišku, ne visur mes galime konkuruoti laisvalaikio, sakykime, atžvilgių pramogų, bet šiais laikais, sakykime, iki Šiaulių, nuo Radviliškio, 18 km, puikiai galime bet kada nuvykti į teatrą, į sporto renginius. Tai va, ir jau kaip paminėta, dėl paminėta tas išmokas, tai iš tiesų, taip, Radviliškio rajone yra priimtas sprendimas 1500 kiekvienam gimusiam vaikui. Mes primdami tą sprendimą, šiaip dar planuojam kitais metais, ko gero dar ir didinti, bet mes primdami tą sprendimą tikrai nesitikėjom, kad tai bus kažkoks tai šuolis ir kad dėl tos išmokos dabar čia jau gyventojai pradės daugiau gimdyti. Tikslai buvo du. Tai vienas iš tikslų, kad žmonės, kurie galbūt gyvena Radviliškyje, bet nėra deklaravę savo gyvenamosios vietos, nes yra toks reikalavimas, kad bent vienas iš tėvų, kadangi tai priklauso GPM-as, sugrįžta į rajoną, kad užsideklaruotų pajamas, užsideklaruotų gyvenamą vietą Radviliškio rajone, o kitas, tas socialinis požiūris, tiesiog mes puikiai žinom, kad pirmom dienom gimus vaikeliui tų rūpešių ir taip yra tiek daug, ir jeigu dar trūksta tų keletos eurų ant būtiniausių dalykų, tai dar ta didesnė problema. Tai tiesiog ta išmoka yra padėti jaunoms šeimoms, tom pačiom pirmom sunkiausiam dienom. Žinoma, tikimės, kad galbūt ateityje tai išaugs ir į augimą naujagimų mūsų rajone. Tikėkimės. Taip, prašau. Taip, čia galbūt patiem susirinkusiems žiūrovom ir kurie mūsų žiūri, toks atrodo tarytum raudų vakarėlis. 4 rimti vyrai susėdo ir raudoja dabar, kuris labiau gražiau paraudos, bet tiesiog kiekvieni mes turim tų sprendimo variantų. Plungės savivaldybė pasielgė truputėlį kitaip negu kad Radviliškis, matysim, kuris variantas bus sėkmingesnis. Mes tiesiog pasiūlėm tai, kad tom šeimom, jaunom šeimom, kurios grįžta čia gyventi mūsų miestą, mes tiesiog didinam tas išmokas būsto įsigijimui. Nes tai duoda galimybę turėti tą sėslumą vietoje ir duoda galimybę jiem čia grįžti. O iš tikrųjų pritarčiau kolegui Radviliškio merui, tai yra reikalingos tinkamos darbo vietos, kokybiškos darbo vietos, ne tik atlyginimas, bet ir kokybė, pati darbo, jinai aplinka duoda klausimai, kurie susiję su socialinė apsauga ir papildomom paslaugom, kurios yra sveikatos apsaugos paslaugos, kurios reikalingos, kultūriniai dalykai, kurie taip pat reikalingi. Žmogui reikia visko. Čia taip pat kaip jeigu mes, kaip sako, jeigu ligoninėje vienas yra negyvas, o kitam 41 laipsnis temperatūra, reiškia visi sveiki. Vidurkis yra daugiau mažiau sveikų. Bet žmogui reikia absoliučiai visko. Jam reikia ir būsto, jam reikia ir švietimo, jam reikia ir kultūros. Viso to iš tikrųjų reikia ir čia regionai iš tikrųjų turi tą gerą konkurencinį elementą. Vakar turbūt paskaityt visi Justino Timberlake'o koncertas buvo, ar ne? Kuris iš regionų negalėjo ten nuvažiuoti. Kas turėjo bilietą? Visi nuvažiavo. Bet tai nereiškia, kad būtent, sakykime, Plungėje, Kalvarijoje ar Skuode tas koncertas turėtų būti. Susiekimas yra pakankamai geras.
Tai vieni arba kiti renginiai, kurie yra taip, tai duoda pridedamąją vertę tam pačiam miestui. Bet nuvažiuot, mes vasarą pilnai galim nuvažiuot, pailsėti Palangoje, Neringoje, Plungėje, Zarasuose, Anykščiuose, dar kažkur kitur. Tai čia reikia suteikti galimybę žmogui turėti oro atlyginimą, gerą darbo vietą ir gerą pačią perspektyvą uždėti. Mes darėm rajone tyrimą, kokiom gyventojų grupėm mūsų rajone tinkamiausias pats gyvenimas yra. Ir pasižiūrėjom, kad būtent ta gyventojų dalis, kuri yra jaunos šeimos ir vyresni asmenys, kurie yra, tai yra pati, sakykim, ta terpė, kurie labiausiai vertina būtent gyvenimą šitoje vietoje, šitame mieste. Tai išradingumas yra didelis, mes kažkiek skiriamės gal savo sprendimas, o toliau tiesiog gyvenimas parodys taip, kuris sprendimas buvo geresnis. Tai Marijau, gal taip trumpam. Tai kolegos išvardino, turim ir mes paramos aprašą pirmo būsto įsigijimui, mokam ir naujagimiam, ir krepšelius duodam, kraitelius, ne krepšelius, tai aišku, tų priemonių labai panašių turbūt visos savivaldybės turi ir visas gana daug konkuruoja. Tikrai reikia, manau, suprasti ir visi turbūt su tuo sutiks, kad 18 metų jaunuolis pabaigęs mokyklą vis tiek išvažiuos iš regionų. Dauguma išvažiuoja, gal pas mus yra Utenos kolegė, tai kažkiek lieka, bet tikrai nėra daug. Tai tikslą, aišku, lygiai taip pat keliam, kaip susigrąžinti arba prisivilioti iš kitur. Tai tas prisiviliojimo procesas, kolegos žino, tikrai vyksta tarp savivaldybių ir specialistų migracija ir nežinau, ir verslo to paties, ir mokytojų, ir policininkų visi turi aprašus paramos skatinimo ir gydytojų pritraukimo ir kokių tik tai neprikurta yra. Tai tas vyksta, bet mes, kas liečia Uteną, tai aišku, irgi esam, manom, kompaktiškas miestas, 8 darželiai, 8 mokyklos, turim ir, kaip sakot, visokios, 7 stadionai ir aikštynai futbolui, krepšinio arenos, salės, viską turim, atrodytų, ko reikia, bet tikrai matom, kad dar reikia daug kur ir pasitengti. Tai mes per pastaruosius... Ne Lietuvos centras dėl to. Na, per ateinančius kelis metus įsikėlėm ambicingą tikslą, turim 8 daugiabučių kvartalus, virš 300 daugiabučių, tai įsikėlėm tikslą sutvarkyti visų kvartalų kiemus, įvažiavimus, gatves miesto, seniūnijų kelius. Tai tam ypač dabar didelį dėmesį skiriam, nes mūsų nuomonė, žmonės turi jaustis tvarkingai, saugiai savo gyvenamoje aplinkoje. Ir aišku, prieš tai buvo ES lėšų finansavimo periodai, į Uteną atnešė nemažai parkų, viešų erdvių, bet jos neįveiklintos. Tai mes šiai dienai irgi labai užimti būtent įveiklinimo projektais, tai tarkim seną baseiną transformuojam iš baseino į spa. Tada turim centre 2 ežerus, viso mieste 4. Tai šiom dienom kaip tik vandenlenčių parką atidarėm. Tai irgi tas procesas vyksta įveiklinimo ir suprantam, kad tas žmogus, kaip ir sako Audrius, gali nuvažiuoti tą koncertą ir už Utenos be problemų, bet reikia ir vietoj padaryti žmonėm pramogų. Greitai. Greitai pabaigs. Tai iš tikrųjų, tai mes, ką Audrius minėjo, nieko mes čia nebijom, pragyvenom pandemiją, gyvenam karo metu dabar, iš tikrųjų, kai sakau, svarbu karo nebūtų. Daugiau visas priemonės, iš tikrųjų, ką minėjo ir kolegos, tai visas taikom, aišku, mes tą programą pasitvirtinę prieš kelis metus jau, grąžinam ir GPM ir padedam būtą įsigyti ir Žalgirio arenai reklamos ėjo mūsų ten autobusuose, peržiūrų buvo virš 3 milijonų, o kečiausias įvykis buvo, tai pabaigai pasakysiu kaip anekdotą, bet jis tikras buvo. Kai paskelbėm, kad laukiam Ukmergėje gyventi, padedam įsigyti būtą, padedam viską susitvarkyti, tiesiog duodam lėšų ir taip toliau. Tai viena ponė su 2 tašėm iš Klaipėdos jau prie savivaldybės vaikšto atėjo ir sako, duokit man būtą, duokit pinigų. Supranta, kaip kas supranta iš tikrųjų, bet tokį įvykį esam turėję. Ten jisai kaip ir juoko formai, bet žmogui atvažiavus iš Klaipėdos 300 km autobusų ir jis negavo būto nei pinigų ir vėl reikėjo grįžti atgal į Klaipėdą. Tai... O šiaip tai viskas šaunu, iš tikrųjų, ačiū. Rezimuojant, aš taip suprantu, jau neleisit paskutinių žodžių pasakyti minutę. Tai galbūt rezimuojant tiesiog noris ir pasakyti, kad
mano toks šūkis buvo stiprus regionai, stipri Lietuva. Tai tikrai tie regionai, tai jiem reikia ir didžiausios pagalbos, nes iš jų susideda Lietuva. O ko reikia stipriam regionui? Tai diversifikuotos ekonomikos, verslų, ne vieno pobūdžio, sakykime, kuris galėtų esant kriziai perimti darbo jėgą, kitas verslas ar ne. Geros infrastruktūros, nes žmonėm tikrai reikia geros infrastruktūros, naujos. Tas kelia didelį pasitenkinimą gyventojam, geros kultūros paslaugų, socialinių, sveikatos, viešojo transporto ir tikiu tikrai, kad visos savivaldybės stengiasi tai įgyvendinti. Tai ačiū labai. Žinokit, peržiemojom žiemą, peržiemosim ir vasarą, nebijokit. Ačiū labai, Inga, už tikrai šauniai sumoderuotą diskusiją. Aišku, politikai yra politikai, kalbos liejasi laisvai. Man džiugu girdėti, kad tarp jų yra ir tikrai rimtų darbų padaryta. Tai dabar skelbiama labai trumpa pertrauka ir visai netrukus šioje palapinėje diskusija apie savanorystę. Ačiū, laukiame.